Sveikas, Mantai. Nu tai žiūrėk, dabar, žodžiu, kaip sakai, tau atsiųst, patikslinta jau tą fasado, žinai, momentą. Tai vad šitie mūsų brėžiniai viskas yra super teisingai, tik tais vieną vietą paėmus, vad šitą, ne, čia visur mes traktuojam, kad darom skardą. Tiesiog nusprendėm, kad visur eina gražiai skarda ir jokių čia tų plėmų, jokios čia trečios tos medžiagos neįnešam. Čia kaip visur matai klinkeris kaip sudėtas, tai taip ir sudėtas viskas cool. Čia irgi klinkeris, stogelio ta apačia skarda. Čia nais, vat tau klausimas bus ir klausia langistai, kiek apšildinti tą erkerį iš viršaus, kiek apšildinti erkerį iš apačios, tai yra kiek jiems uždėti emalito žemyn. Tai aš įsivaizduoju, kad po kokio 30 cm į viršų ir į apačią turbūt reikia padaryti. Toliau klinkeris, čia kur pavaizduotas klinkeris, tai čia ten ir klinkeris eina. Čia va tas užsukimas, čia va ta pačioj skarda, čia va turbūt skarda. Nu tai va, ir čia šitoj pusėje, čia klaida, čia turėtų būti subrukšniuota. Čia tikrai nėra kažkoks vienas skardos gabalas. Ir čia irgi darom viską gražiai vien tik tai skarda. Nu ir visi klausimai tada prasisprendžia, kiek suprantu, kas dėl medžiagiškumo, čia buvo va, dėl šitų dalykų klausimų tau. Tai čia tokių didelių tų lakštų ir nebus, viskas gražiai tvarkingai. Dabar tą raštą eiliškumą, tai va pasitarėm su tavim, kiek mes žinom priklausomai nuo kokią skardą ėmi, pagal tą, kur mes imam tą kažkokią standartinę, tai jinai turi du dydžius. Vienas plonas, vienas ilgas. Tai aš įsivaizduoju čia kažkokį mums sutart, žinai, kad eina ilgas, du ploni, ilgas, du ploni, ilgas, du ploni, kažką ar tokį raštą, ar va čia matau, kad yra 3 tų ilgių, tai visi 3 ilgiai sudėlioti. Nu tai va pasitarsim priklausomai nuo skardos, kokią mes imam. Ar tau aktualu čia tada tas skardos ties žingsnis, nu, žinai, dėl kokių nors dar kitų klausimų. Nu ir tada paskutinis tas klausimas dėl fasado sumuštinio. Tai, nu, nežinau, mano nuomonė, ne, nu tai darom tą, jeigu mūsų pamatas yra 25, nu tai mes fasado sumuštinį darom 30. Nu ir jeigu įmanoma jį jau padaryti 30, šiaip tai žinai, nu mūsų tikslas tai jį gal daryti ir kuo mažesnį, kad tas namas taip neišsipūstų ties kokiu va tuo erkeriu pavyzdžiui, ne, nu tai gal čia visai va šita plokštuma yra aktuali, kad galėtų būti mažesnis tas, kad to erkerio atsidarytų daugiau, tai būtų šiaip tai visai fainai, tada to erkerio daugiau matytųsi. O pavyzdžiui, va šitoj vietoj, va ta plokštuma, jeigu žiūrėtum iš namo, žinai, galo, tai jinai, čia tas namo galas, palauk, kur garažos, va, šita siena, žinai, visa, tai jinai yra aktualu, nes kitoj pusėje, kaip atsimeni, dėl suėjimo su kanteliais, kad nesusifaktapint, va čia va. Žinai, va čia va kiek, kad į tą langą gražiai nueit. Nu tai va, reikia tada, kad tu pasakytum tiksliai, kiek tada to galima daryti, kaip sakyt, sumuštinio. Tai mano nuomonė, kad darom 30, jeigu tiek įmanoma. Ir čia 30 jau su plytele, ne, jau su visko. Nes, nu, ir turim tada pasakyti, nu, kur skarda bus, kiek, kaip prieinam, kokiam istoriją ir ties erkeriu ten, kur kaip prieinam. Nu tai va, tai čia tie momentai tokie aktualūs.